Frederikas Šopenas. Garsus XIX amžiaus lenkų kompozitorius. Šopeno tėvas – emigrantas iš Prancūzijos. Motina vardu Justina Lenkė. Pirmoji Šopeno muzikos mokytoja sesuo Liudvika. 5 metų Šopenas jau skambino, 8 viešai koncertavo. 16 metų Frederikas įstojo į Varšuvos muzikos mokyklą. Domėjosi literatūra, istorija, gerai piešė, vaidino, lankė teatrą, koncertus. Baigęs mokyklą išvyko koncertuoti į Vieną, Prahą, Dresdeną, grįžo jau užgarsėjęs. 1831 metais rudenį Šopenas išvyko į Paryžių. Negalėdamas grįžti į tėvynę, jis praleido ten likusius 18 savo gyvenimo metų. Paryžiuje Šopenas koncertavo, kūrė, bet pagrindinis jo pragyvenimo šaltinis buvo pamokos, kurios labai vargino. Šopenas pagarsėjo kaip savito stiliaus pianistas, skambinęs virtuoziškai, spalvingai, laisvai. Jis koncertavo ne tik Paryžiuje, bet ir Vokietijoje, Anglijoje bei kitur. Kelionės labai nualino kompozitoriaus sveikatą, įsisenėjo plaučių tuberkuliozė. Daugelį paskutinių metų kūrinių ėmė reikštis tragiškos, liūdnos nuotaikos. Šopenas mirė 1849 metais. Buvo palaidotas Paryžiuje, tačiau didžiojo menininko širdis, tautos valia, buvo parvežta į tėvynę. XIX amžiaus lenkų kompozitorius Stanislovas Moniuška. Kompozitorius gimė netoli Minsko, mokėsi Varšuvoje ir Berlyne. 1840 metais vedęs Vilnietę apsigyveno Vilniuje. Iki 1842 metų buvo Švento Jono bažnyčios vargonininkas. Privačiai mokė muzikos, dirigavo teatro orkestrui. Rūpinosi muzikinės literatūros leidimu. Sukūrė daug operečių ir vadovėlių Vilniaus teatrui, apie 300 dainų, 4 Aušros vartų litanijas. – 1846 metais parašė operą Halka, kuri buvo pastatyta Vilniuje 2 kartus. Varšuvoje jos ilgai nepraleido cenzūra. 3 metus koncertavo Druskininkuose, vėliau persikėlė iš Vilniaus į Varšuvą. Ten gyveno iki pat mirties. Dar praėjus kiek laiko sukūrė antrąją garsės operą Baisusis dvaras. Moniuška laikomas antruoju reikšmingiausiu lenkų kompozitoriumi romantiku po Frederiko Šopeno. Jo operos populiarios ligi šiol. Kūryboje ryškus regioniniai, baltarusiški ir lietuviški motyvai.